Tai Kaišiadorių rajone Nemaitonių Siringalių kaimo Tvenkinių gatve buvo rugsėjo 20 buvo išvyruojamas kelias Skalda. Va. Čia parodysiu kokia va Skalda. Va. Ir čia davo į pievą retas, mūsų pievą. Važiuoja mašinos va, ir va į pievą retas, va, šitiek menukai. Nu, tai čia, bet čia užpildė va. Užpilta va. Bet jie užpilta va švyra va. Va, matot, tai davės va. Va. Vis geriau, kaip tas sako, negu nieko. Ir dabar pažiūrim va. Pažiūrim dabar. Ten va ten va. Ta krūva išpilta, pridėsiu nuo foto nuotrauką. Bet to kelią tvarkydami ir ta įmonė, firma, nežinau, kad ten jie nemato, kad va čia problema. Problema yra. Vanduo renkasi. Reikėjo čia pelą dėti. Čia buvo išpilta va krūva tų grūzų. Čia balik iš to, čia, va, ten virš. Bet dabar vanduo renkasi, va, neturi kur nubėgti. Vanduo, matot. Tai ten įmonės vadovas tai turėjo apgalvoti, kaip seniai sako, aš apie kelius nenusimanau, ne kelininkai, nu tai gerai. Jeigu čia įmonė, kuris supranta apie kelius, kelininkai, tai kaip čia padarė, dabar tokia pamiršų pelą dadės, va, matote, va, nenori čia laukų šilmo žmogus, bet va, nuo kalnų, va, viskas renkasi, va, nu čia net bėga vanduo, va, ir matot dabar kokia situacija, va, vanduo bėga, va, čia. Matot, tokia akivaizdu. Va, vanduo bėga, va. Va. Pasikeliu, va. Net reikia griovį nukasti. Va, kad vanduo atbėgtų, tada čia pelų dar liuks. Gerai, būtų dabar, va, vien nepagalvotų. Čia, va, dabar pripiltas Skaldos tos. Aišku, pasikėlė šitas klonėse. Tada gerai išpylė žvyrių. Dabar, va, tai čia, dabar gerai, na, aišku. Tai taip reikėjo ir nuo kapinių nebūsų tą. Iš Nepelio gatvės taip užpiltų žvyrų. Būtų gerai, va. O čia va taip padaryta dabar, bet perlaidos va nėra. Va. Ir dabar problema, tai ką čia dabar vėl, va, ką tas gražas, kur išpiltas, vanduo vėl graužia, va. Vėl graužia, vėl nepagalvoja. Aš nesuprantu, ką apgina, taigi, kad jeigu žmonės, įmonės, firmas, tai seniūnai visi. Taigi mąstykit, galvokit. O, tai vėl čia išgraužo duobę ir ką. Tai vėl tas pats. Po kelių tvarkymų reikia dar tvarkyti kartą. Pamiršta perlaidantį. Nieko nesuprantu kelių remonto darbų. Na. Visur vanduo. Štai taip. Na, aišku, seniūnė, kaip sako, aš ne kelininkai, nežinau apie kelius, nieko remonto. Tai aišku, taip pasamdė įmonę, firmą. Bet tai vadovas turėjau pagalvoti. Na, tuomet, jeigu, kad čia va, buvo net ir vanduo. Ką vėl reiks samdyti įmonę, vėl reiks mokėti, vieną kartą padarė. Darysiu, kad bėga vanduo. Matote. Tai tiek, va tokia įmonė, įdomu, kokia čia įmonė darė, kad bus pavadinimą pasižiūrėti reiktų. Pamiršau pasižiūrėti, na, nieko kitą kartą. Tai tiek.